Sveiki, sveiki. Greitai visiems pietų pertrauka. Ir čia aš ateinu truputėlį su jumis pasikalbėti. Tikrai neplanavau šiandien jokių pokalbių, nes vakar pravedžiau webinarą Dubajaus patirtis ir prabangos jausmas, kaip plėsti, kodėl verta plėsti savo ribas. Ir maniau, kad šiandien leisiu savo balsui pailsėti ir tiesiog pasimėgausiu gražiu oru. Bet atsitinka dalykai, kurie priverčia mus pakeisti planus. Todėl, kad realybė yra ne tai, ką mes suplanavom iš anksto, o tai, kas vyksta dabar. Ir jeigu iš tikrųjų sekam tais ženklais, tą, ką su mumis kalba, viskas vyksta labai gerai. Tai aš dabar noriu su jumis pasidalinti savo patirtimi. Galbūt jinai jums pravers. Ir galbūt jūs savo aplinkoje pastebėsite, savyje, aplink save pastebėsit, kad su jumis vyksta kažkas panašaus. Ir galbūt laiku priimsit tam tikrus sprendimus, kurie jūs perkels į kitą geležinkelių bėgių liniją. Tai va, kaip ir minėjau, vakar pravedžiau tą susitikimą, webinarą. Ir pasakojau apie kągi, pasakojau apie, ne vien tik tai apie įspūdžius, kuriuos aš patyriau Dubajuje, bet pasakojau apie tą savo išsiplėtimo jausmą, apie tai, kaip mūsų priimti sprendimai, kad ir nelogiški, jie keičia mūsų realybę, kad atsiunčia kažkokius visiškai kitus dalykus ir kad mes tokiu būdu, kada einame į nežinomybę, kai darome kažką tai naują, mes plečiamės. Ir kadangi viskas vyko apie finansus, tai buvo labai juokinga, nes aš vakar apie tai prakalbėjau, pasakau savo patirtis ir kaip čia man viskas vyksta, kaip aš į tai reaguoju, kaip mano buvo kokia kelionė su finansinio prasiplėtimu ir taip toliau ir taip toliau. Ir tikrai pasakau viską atvirai taip, kaip yra. Aišku, kažkur tai, kažkokiuose tai tolumoje man buvo tokia sena programėlė, kad gal tu čia taip per daug, labas Giedrė, gal tu per daug čia nekalbėk apie viską, nesidalink, nes čia paskui o maža ką, gal tau kas nors atsitiks, gal tau bus kažkas priešingai, bet aš ją labai vijau, nes aš tai supratau, kad tai yra sena programa, į kurią nereikia tiesiog kreipti dėmesio ir neišnyksta. Taigi aš dalinuosi savo tais finansiniais prasiplėtimais, kaip man viskas vyksta, kaip ką, pasakojau smulkiai visas detalės, kaip aš ėjau, kaip einu dabar. Ir šiandien, praėjo vakar diena, webinaras įvyko ir štai šiandieną tik prasibundu, iš karto gaunu laišką, kad aš turiu sumokėti nemažą pinigų sumą, 500 eurų. Tiesiog turiu sumokėti. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, tai nepasakosiu kur, dėl ko, tai yra detalės, bet iš esmės reaguoju, kokiagi buvo mano pirmoji reakcija. Sakau, pirma reakcija buvo toks užtemimas, panikos jausmas, bet tai buvo tik tai sekundė. Net nebuvo 500 eurų, ten keli tūkstančiai buvo, va. Ir buvo toks, wow, galvoju, ir toks sąmonė tokia dar apsiniaukusi, dar nepilnai atsibūdus. Ir aš tada labai greitai pastebėjau tai ir pasakiau savo, okei, įsiaiškinsim, vadinasi, viskas čia įsispręs. Ir čia nereikia tai niekaip reaguoti. Visiškai niekaip. Aš priimu tai, pasakiau savo. Priimu tai. Netrukus po to, tik tai šitas laiškas ateina ir dar vienas laiškas iš Sodros. Tas laiškas sako, kad tu turi, irgi, ten net nežinau, kas mangi ten reikia įeiti, pasitikrinti, kas ten parašyta. Žinot, kai ateina laiškai iš tokių organizacijų kaip VMI, kaip Sodra, iš karto automatiškai irgi įtampa atsiranda. Bet ir šitą dalyką aš lengvai priėmiau. Okei, galvoju, atsidarysiu, pažiūrėsiu, įspręsim, vis tiek yra kažkokie sprendimai. Ir ką aš noriu pasakyti, senais laikais, savo senuoju mąstymu, dar iki savo tos ribos, kada suvokiau, kad viskas, kas ateina, mokamas priimti. Ką reiškia priimti? Pasiduoti tam. Tai reiškia, labas Kristina, tai reiškia tiem dalykam, kurie ateina į mūsų gyvenimą, pasiduoti. Pasiduoti tai reiškia nesukurti savyje absoliučiai jokios įtampos. Nei mintim, nei kažkokiu vidiniu pasipriešinimu, o pasipriešinimas tas pasireiškia tuo,
kaip baimė kažkokia, tai o kas čia dabar bus, o dėl ko čia taip, kodėl čia man reikia kažką sumokėti ir panašiai. Ir man kažkaip va taip pavyko iš karto persijungti. Kodėl sakau pavyko? Ir iš karto kas seka po to? Po to seka kiti dalykai. Aš vietoj to, kad panikuočiau, kaip išspręsti tuos klausimus, aš einu visiškai kitų kelių. Pradedu dalintis, ten parašiau vienai iš grupės mylimą veiklą nuo nulio merginai, pasidalinau savo kažkokiais tai įžvalgom, ką jinai galėtų toliau daryti, kokia jos gali būti dar viena veikla. Ir netrukus po to gaunu žinutę, kad man ateina apmokėjimas. Po to vėl dar vienas apmokėjimas. Ir aš kažkaip tai galvoju, wow, kaip čia viskas vyksta įdomiai, ne? Ką aš noriu pasakyti? Čia visiškai kalba neina nei apie tai, kad aš kažkokį webinarą vedžiau, nei apie tai, kad kaip aš kažkokia, ne? Čia visiškai ne apie tai eina. Aš noriu jums parodyti, kaip veikia erdvė, kaip veikia aplinka, kuri iš tikrųjų kalbasi su mumis. Ir kai praeitam pasidalinime aš su jumis kalbėjau ir dalinausi savo skrydžio iš Dubajaus akimirką, kaip aš visiškai nelogiškai priėmiau sprendimą nusipirkti bilietą autobusu, nors turėjau iš Rygos į Klaipėdą, nors turėjau skrydį iki Palangos. Ir aš automatiškai priėmiau tą sprendimą, ne automatiškai, bet tiesiog be jokio galvojimo priėmiau tą sprendimą, pasidaviau tam impulsui, kurį gavau. Ir gavau pranešimą po kiek laiko, kad kai jau nusipirkau bilietą, kad mano skrydis atšauktas yra. Tai ir kaip viskas gražiai susiklostė, aš atvykau į Klaipėdą netgi anksčiau. Ir aš tada, kai dalinausi, norėjau pasakyti, kad kada mes pereiname į kažkokį kitą pasirinkimą, jeigu jūs pereinate, man labai patinka tas įvaizdis bėgių, ne? Kada važiuoja traukinys sustoja, tai yra tas momentas, kada mes pasirinksim kažką kitą. Ir jūs neišlipat iš to traukinio, jūs toliau važiuojate, bet jūsų pasirinkimas perkelia bėgius į kitą kelią. Ir jūs nuvažiuojate su tuo pačiu traukiniu, bet kitų keliu. Ką tai reiškia? Ką reiškia šitą metaforą? Šitą metaforą reiškia, kad jeigu jūs priimat sprendimą, priimat tiesiog savo viduje, kad jūs eisite į nežinomybę, kad jūs eisite į naujus dalykus, kad jūs eisite nelogiškai ir neklausite dėl ko taip, iš kur taip, neanalizuosit nieko, ne? Tiesiog atsiduosit tam, kas jūs kviečia. Ir tai reiškia, kad jūs peržengsite per visas programas, kurios yra įrašytos. Nes mumyse yra įrašyta, kad viskas turi būti logiškai pagrįsta, aš turiu išsiaiškinti, išanalizuoti, aš turiu suplanuoti, aš turiu dar kažką padaryti. Ir kada jūs išeinate į tą kitokią laiko liniją, aplinka jūs pradeda tikrinti. Visada atsiranda aplinkos sabotažas. Ir štai aplinkos sabotažas būna vidinis sabotažas, kada mes patys stabdom kažką tai, dėl kažko tai, ne? Ir būna aplinkos, kada jūs pasirinkimą atliekate ir aplinka pradeda jūs tikrinti. Ar tikrai tu taip nori? Ar tikrai tai tavo tikras pasirinkimas? Ar tikrai yra taip ir taip? Ir tada duoda visokius išbandymus, ne? Duoda tą. Ir kaip aš pasakoju jums savo situaciją, aš gavau per pinigus, nes aš kalbėjau apie pinigus. Ir visa ta pradeda su manim kalbėti apie pinigus, suprantat? Čia yra dar vienas momentas, kad parodo, kaip greitai visa informacija vyksta. Tai yra žaibiško greitumu. Aš iškalbėjau su emocija, paskleidžiau į aplinką, gavau patikrinimą. Aha, brangioji, kaip tu reaguoji, jeigu iš tavęs aš paprašysiu pinigų? Ir gal visiškai nelogiškai paprašysiu. Ir žinot, aš buvau pasiruošus sumokėti. Aš viską buvau pasiruošus sumokėti. Net neklaus, kodėl. Jeigu reikia, sumokėsiu. Dzin. Vadinasi, taip reikia dabar, suprantat? Ir tai yra nelogiška, nes mes pripratę aiškintis, teisinga, neteisinga čia. Ir aš priėmiau savo vidinį tokį sprendimą, kad aš nekonfliktuosiu netgi tokiuose dalykuose su realybė. Aš tiesiog leisiu jai būti tokiai, kaip yra, ir pažiūrėsiu, kur mane tai nuves. Aš nesakau, kad man nebaisu, man baisu, nes aš nežinau, kas bus. Kaip ir normaliai kiekvienam žmogui man yra kažkoks baimės virpuliukas, ne? Bet aš matau, kaip viskas susidėlioja ir iš karto man visi pinigai, vietoj to, kad man atimtų pinigus, kaip buvo, ne, man jų duoda, ne? Bet tai čia nebūtinai apie pinigus, čia gali apie bet kokią situaciją.
noriu jums labai iš širdies, su meile didžiulė, parodyti, pasakyti, pakviesti, klausyti ir pasitikėti tuo, kas vyksta. Nes dabar vyksta stebuklai, dabar vyksta tokie stebuklai, jūs įsivaizduokite, kaip mums sako, Dievas tave paima už rankos. Aš jaučiuosi ne taip, aš jaučiuosi tokiose situacijose ne tai, kad Dievas mane paėmė už rankos. Aš jaučiuosi, kaip mane apkabina iš visų pusių ir sukūrė tokį saugų ir meilės kupiną glėbį, kuriame yra iš tikrųjų gera eiti į priekį, gera dalintis ir gera daryti dalykus, kurie augina ne tik tai mane pačią, bet ir kitus. Ir visa tai vyksta per mano asmeninę patirtį. Aš neužlaikau nieko, kas ateina į mane ir su kuo aš susiduriu. Ir aš noriu pasidalinti su kitais žmonėm. Ir mano pasidalinimas yra ir žinutė šios dienos tokia yra, kad aplinka yra labai labili. Jinai akimirksniu reaguoja į kiekvieną jūsų vidinę reakciją. O ypač jūsų žodžius praneštus balsu, nes dabartinėme laike viskas vyksta per balsą. Kalbėkit balsu, nežinutės rašinėkite, išsakykit viską, vibraciją paskleiskit, nes balsas yra mūsų ta vibracija, kuri greičiausiai pramuša laiko membranas ir visus tos programinius dalykus, kurie mus supa. Ir mūsų dabar visų tikslas yra iš tikrųjų atpažinti tas programas, kurios yra į mane įsišaknyjusios, į jūs įsišaknyjusios. Ir tiesiog neleisti jom, be kovos iš karto sakau, bet su pasidavimu, neleisti jom dar toliau leisti šaknis, o priimti tą visiškai kelią be kelio. Priimti tą realybę kaip nežinomybę, kurioje jūs nematote fiziniam akim, bet jūs savo vidinę būseną, savo pasitikėjimu, kūrėte tenai dalykus, kurie paskui realizuosis. Jūs perkelit bėgius, savo gyvenimo traukinio bėgius į kitą laiko liniją ir jums pradeda formuotis visiškai nauji įvykiai, tokie, kokių jūs net nesitikėjot. Ir mano kelionė į Dubajų, kur aš dalinausi vakar webinare, tais visais patyrimais ir suvokimais, ir tai, kas vyksta su mano veikla, sakykime, ką aš toliau darau, kaip aš žengiu per savo baimės, per savo išsiplėtimą, atneša tokius nerealius dalykus į mano gyvenimą, kad aš galiu tik tai pasakyti, wow. Ir dar noriu pasidalinti vienu momentu, kad lygiai tą pačią dieną, kai pasakojau, kaip aš nusipirkau tą bilietą, nelogiškai, ne autobusu į Klaipėdą, vietoj to, kad turėjau skrydį į Palangą ir paskui tą skrydį atšaukė. Aš pasidalinau su draugė, su kuria mes einam irgi panašiu keliu ir jinai sako, tu žinai, sako, man ta diena buvo irgi labai keistas įvykis. Ir aš po jo supratau, kaip aš turiu būti atidi ir klausyti tų vidinių balsų, to vidinio kalbėjimo. Nes kaip kalba aplinka per mus? Jinai kalba arba per įvykius, per ženklus, per skaičius, per dar kažką. Jinai mum mėto įvairiausias užuominas, kad tik tai mes pradėtumėm, sektumėm tai ženklais, ne? Bet kartais kalba per mūsų vidų. Ir tai būna kaip tas balsas man, kai sėdėjau lėktuve ir sako, pirk bilietą. Aš girdžiu tai skambant. Ir visi tie dalykai, impulsai ateina su tokia energija. Ir jinai pasako, kaip jinai tą dieną išėjo mišką pasivaikščioti su drauge. Ir jinai eina ir praėjo daug kilometrų ir staiga girdi, sako, sėsk ant žemės. Sėsk ant žemės, šią akimirką, dabar. Nu galvoju, kokia čia nesąmonė, aš dar ne šitiek praėjusi esu kilometrų, kodėl ne aš pavargusi esu, kodėl aš turiu sėsti ant žemės. Nu, aišku, aš nepaklausiau, sakau, sako, aš nueisiu ten ant suoliuko, šalia suoliukas netoli ir atsisėsiu. Ir žinot, jinai eina, čia buvo viskas Klaipėdoje, šalia Karkar parko, ir tai yra liudininkai, kurie matė visą tai. Ir staiga sako, mane tiesiog į orą išmeta. Aš teoriškai, aš fiziškai užkliuvau už kažko, bet tai buvo kojos užkliuvimas. Bet mane nuo to užkliuvimo tiek metė į orą ir aš tiek plojausi ant žemės, sako, kad sako, aš kai atsikėliau, nei vieno įbrėžimo man nebuvo, bet tai buvo toks krytis, po kurio galėjo trauma didžiulė atsitikti, susilaužyti mažiausiai. Sako, draugė stovi, žiūri į mane, akis išpūtus, aš irgi, sako, stoviu, nesuprantu, kas vyksta. Ir tada, kada aš pasidalinau savo patirtimi, jinai sako, dabar aš suprantu, kas vyksta.
Tiesiog mums prašo iš mūsų, kad mes klausytumėm tą, ką mes girdim savo viduje. Kad mes labai atidžiai klausytumėm ir darytumėm taip, kaip mums sako, net jeigu tai yra absoliuti nelogika. Net jeigu atrodo, kad čia nesąmonė kažkokia tai, mums reikia daryti taip, kaip mes girdim. Ir tai yra pati tyriausia tiesa vidinė, ne? Ir tai yra, tas yra nemelas savo, į kurį mes visi einam. Ir kai mes pradedam tiesiog bukai, toks žodis yra, bet jis čia labai man tinka, aha, tau vidus pasakė, viskas, protas atjungtas, einu ir darau. Aš pasiduodu situacijai. Vat tas žodis kodinis, kurį noriu jums pasakyti, kuris visiškai yra nesusijęs su kova, su kažkokiu pasipriešinimu, su jokia įtampa. Aš pasiduodu situacijai, aš neanalizuoju. Yra taip, kaip yra. Vadinasi, taip dabar reikia. Ir aš einu su pasitikėjimu į tai, visiškai negalvodama, kas po to bus. Ar jūs įsivaizduojate, kas tai yra? Kokios drąsos iš mūsų prašo dabartinis gyvenimas? Ir jeigu jūs atsiduosit tam, taip gali būti sabotažas iš aplinkos. Jūs patikrins. Bet vėlgi žiūrės, kaip jūs reaguojate. Jeigu jūs pasiduodate į situacijai, jeigu jūs ją priimat, sakot, ok, aš pasiduodu, tai bus, aš darysiu šitą, ne? Ir situacija vėl persiverčia į kitą, ta prasme, į tą, ką jūs ištransliavot, jums duoda tokią laiko liniją, jums duoda tokį vėl kelią ir jūs jau važiuojate vėl dar vienu bėgiu tuo keliu, ir važiuojate visiškai nepriklausomai, kur važiuoja visi kiti. Suprantat, kame yra įdomumas, kame yra žavesys. Ir jūs tada važiuojat, nesvarbu, kokie rinkimai, kur vyksta ir taip toliau, kas kur pešasi dėl ko. Aš nesakau, kad tie dalykai socialiniai neaktualūs, tačiau yra maštabiški dalykai, kurių mes negalime paimti ir perkelti kaip tą traukinio bėgius į kitą laiko liniją. Tai priklauso ne tik tai nuo mūsų, tai priklauso nuo visos visuomenės, nuo žmonijos, sakykime, taip netgi. Nuo žmonijos pasirinkimų. Tačiau kiekvieno žmogaus asmeninis pasirinkimas jau keičia ir žmonių žemės laiko liniją. Ir jeigu kuo daugiau žmonių išmoks nustoti priešintis netgi tam vidiniam balsui, kurį girdi ir kurio nenori, kurį greitai užgožia mūsų protas, ne? Ir sako, ne, čia nesąmonė. Kokia nesąmonė tu darai dabar, brangioji? Tu prarasi tiek pinigų, kam tau to reikia? Ir iš viso, baig čia juokus, ne? Juk dažnai būna tai tiesa, bet jeigu jūs išgirdo tą impulsą, jūs jį priėmėt, jums duoda patikrinimą, jūs priimat ir tuos patikrinimus, ne, tuos sabotažus iš aplinkos, kurie jūs stabdo. Ir viskas, važiuojate toliau, bet tai nereiškia, kad jūs važiuosite visą laiką be tų patikrinimų. Visą laiką jie bus, suprantat? Čia yra nuostabus žaidimas. Man, kada aš tai pasakoju, aš girdžiu save, klausau savęs ir galvoju, o Dieve, Rolanda, tu dabar vėl pasakei ir vėl gausi ką nors. Suprantat? Bet iš esmės tai yra nuostabu. Tai reiškia, kad mes galime iš tikrųjų, mes kūrėme, suprantat? Mes kūrėme duete su dieviška energija. Ir tai yra pats nuostabiausias dalykas, koks galima nutikti. Tai aš tiesiog norėjau pasidalinti tą energiją ir šiek tiek informacijos. Bet svarbiau buvo energija. Jeigu jūs ją pagavot, jeigu jūs išgirdot nors vieną kodą ir jį perėmėt, pamatysit, kaip viskas bus kitaip pas jūs. Tai to ir linkiu. Iki.